pakalbėsim. Klausiausi vieną kartą vieno pranešėjo ir jisai pasidalino savo keliais tipsais, keliais punktais, kas priverčia žmogų įsitraukti į tavo edukaciją, į tavo pokalbį, kas dalyvauja kartu su tavimi ir kas klauso labiau tavo istorijų arba tavo prisistatymų. Taigi, papasakosiu trumpą istoriją, kai jūs save pristatot, yra beveik būtina. Žmogus vis dėlto jūsų tų faktų, pasakojimų, vieni girdi, kiti negirdi, kiti užsiėmė, ar kažką. Bet jeigu papasakoja trumpą istoriją, ir tai ypač istorija susijusi su ta tema, ką pasakoja, garantuotai tikrai prisimins bent jau ne jūsų prisistatymą, bet istoriją tai tikrai. O iš istorijos, kaip ir žinote, čia pas mus yra buvęs vienai narys, storytellingą padavinėja Gintaras. Tai iš principo vėl gaunasi kaip ir mokslas. Kaip išsirinkti iš savo verslo tam tikrą istoriją ir papasakoti tam tikroje situacijoje. Tai būtinai apgalvokite istorijas ir kai į susitikimą pasinaudokite tokių patarimų. Labai dažnas atvejis, kai priverčiate auditoriją pamastyti. Tai viena iš temų, tai įsivaizduokite, jeigu po 10, po 4, po 3 metų, po metų ir būtent įtraukite auditoriją pamastymui. Be abejo, vėl taip pat parinkite tokią istoriją, tokį įsivaizdavimą temai, apie ką šnekat. Tai jeigu šiandien kalbėsiu apie, kaip aš iš verslininkas, apie lauko iškabas, tai be abejo paminėsiu ten pasaulinį rekordo iškabą, kurią esu daręs. Tai užtikrins ir sustiprins įspūdį iš pačio kliento, iš pačio klausytojo. Kaip dar tvirčiau susidraugauti su auditorija arba su klientu, tai užduoti reikia jam klausimą. Tai be abejo, jeigu aš imsiu vėl iš savo prizmės, tai be abejo paklausčiau, kam jam to reikia lauke, pavyzdžiui, iškabą kabinti, ką jis nori pasiekti. Ir būtent parinkdamas jam tikrus variantus, iškart klausčiau, jeigu tokią labai didžiulę daro per visą pastatą, prisiminsim, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė, kai išdavė leidimą Samsungui kabinti iškabą ant Vilniaus vartų, kur 7 metus raudonavo pati savivaldybė, bet leidimo negalėjo nutraukti. Tai vienas iš faktų, prieš darant tokius sprendimus, pasiklausti, ko nori, o paskui be abejo orientuotis į tai, kaip tai palies visuomenę ar palies kitus žmonės. Taigi, klausimo uždavimas klientui verčia jam įsitraukti į pokalbį ir taip prisimins jūs labiau nei įprastai. Ir be abejo, dar vienas iš tų faktų, prieš tai aiškiai paminėjau kokį nors tokį intriguojantį, šokiruojantį faktą, kaip prieš tai minėjau Samsungo reklama, kas savivaldybė yra peilis. Tai kai mes dabar važiuojame savivaldybę kalbėtis apie lauko reklamas, tai karts nuo karto mes jiems taip ir pametam tokį dalyką. A tikrai norite, kad būtų kaip Samsungas? Ai ne. Ok, sprendžiam, ką siūlot? Tai iš principo tokiais dalykais, tokiais tipsais 4, kuriuos išrinkau, labai lengva įtraukti klausytoją į link savęs, kad įsiklausytų jūsų pokalbį. Šiaip realiai, kai važiuoju į derybas iš savo gyvenimo praktikos, apie tą verslo sandorį 10-20% šneku. Vien istorijos, vien pavyzdžiai, vien klausimai, pora, bitės, medžioklė, taip toliau. Susidraugauju. O vėliau vis tiek tam tikri dalykai, faktai, skaičiai, pinigai turi gulti ant popieriaus. Tikrai nesakysi, kad iškaba gali kainuoti 15 000, o parašysi jam, kad 15 ir tam tikrais faktais pagrysi. Tai per susitikimą bent jau aš mažiausiai liečiu pinigus, daugiausiai liečiu tai, kad suasmeninti savo susitikimą su klientu. Tai lygiai tas pats ir prieš auditoriją, jeigu norit susidraugauti su publika, tai tokie 4 tipsai pagrindiniai įveda greičiau. Aišku, pas mus 30 sekundžių turim labai apgalvoti savo istorijas, tipsus, faktus, šokiruojančius, tam tikrų žmonių posakius ir aišku, papildomai labai dažnai žmonės naudoja žinomų žmonių citatas, žaidimus, dainas, eilėraščius. Tai irgi šiek tiek susidraugavę su publika ir jis labiau prisimena. O vėliau per tas istorijas jis galvoja, tas, kur dainavo dainą, kas jis buvo.
Tai realiai va tokius punktus siūlyčiau įsitraukti į savo prisistatymą, į savo dėrybas. Tai duos tikrai naudos, nes tai jau yra pamatuota ir tikrai ne vien nuo manęs. Ačiū.